Pasidalinom į 3 dalis, Dijutą kalnelį aš taip padainuosim, gerai? Gerai? Ateikit ansambliečiai čia. Ateikit čia, prie manęs, ateikit. Dalis likit ten, 3 grupė bus. Dalinamės. Pasidalinkit, ateikit čia. Ateikit kas nors ir pasuk. Ateikit. Čia žinokit, žiūrovų nėra visi dalyviai. Ateikit, prašau, į ratą visi. Ne, bet sakė, visi turi būt dalyviai. Pagarbinom kalną, į kurį lipom, šventą kalną. Ir dabar jau galim iš tiesų pradėti mūsų stebuklingą šventę. Iš tiesų viena stebuklingiausių dienų, nes tai yra pusiausvyros diena, kada Saulė iš tiesų nuėjo pusę kelio iki pačios savo pabaigos, iki mirties taško. Mūsų protėviai iš tiesų šitą šventę labai ryškiai žymėjo, nes, kaip žinot, jie metus dalino į 2 dalis. Tai yra vasara ir žiema. Tai šiandien baigėsi vasara ir prasideda žiema. Reiškia, kad meška, vasaros totemas meška, perduoda savo valdžios ženklą tam. Šios dienos gamtoje karaliauja briedis. Ir iš tiesų šią dieną reikia pasistengti užbaigti visus darbus, taip kaip mūsų protėviai žemdikai būdavo užbaigę, iki šios dienos turi būti užbaigę visus derliaus nuėmimo darbus. Ir kaip žinot, šita šventė dar yra įdomi tuo, kad pradedami prisiminti vėl, aišku, niekad nebuvo užmiršti, bet didesnis dėmesys skiriamas vėl išėjusių vėlėms. Nes, kaip žinot, su derliumi iš laukų grįžta ir mūsų protėviai. Ir tada šitą šventę turėjo daugiau pavadinimų. Jis vadinosi Degotuvėmis, Obuolynė. Nes tai yra pačios pabaigtuvės ir kas svarbiausia yra padėka. Padėka dievams, perkūnui, žemynai, saulei, turbūt svarbiausia mūsų dievybė, nors visai mažai apdainuota yra apkalbėta. Ir didžiausia padėka visiems šitiems mūsų dievams. Todėl aš kviečiu dabar užpulti šventą ugnį ir pradėsim aukoti dievams. Там соль, зерна.
tiesų kai ką paskaitysiu, nes kai kur yra citatos, pavyzdžiui, maldos dievams yra iš tiesų citatos šaltinių paimti. Nu tai Agnija dabar, dar trumpai pasakysiu, mes kažkaip ilgą laiką buvom įpratę ugnies deivę vadinti Gabija. Bet visai neseniai iš tiesų sužinojom, kad Gabija tai yra namų židinio apgobta. Ta ugnis, kuri kūrenasi namuose. O laukuose, miškuose šita deivė vadinama Agnija. Kaip žinot, sanskrite ir ilgų kalboje ir dabar yra Agnis, ugnis. Taip kaip ir vardas šitas yra būtent Agnis, šventoji Agnija. Tai dabar giesmė Agnija. Agnėja, ugnelė tuta, tuta. Agnėja, ugnelė tuta, tuta. Agnėja, šventoji tuta, tuta. Agnėja, šventoji tuta, tuta. Aukštąja kalnelė tuta, tuta. Aukštąja kalnelė tuta, tuta. Gėlė kalnelė tuta, tuta. Gėlė kalnelė tuta, tuta. Užgobta žibekė tuta, tuta. Užgobta gobekė tuta, tuta. Užgobta gobekė tuta, tuta. Svojonkė mumis tuta, tuta. Svojonkė mumis tuta, tuta. Ir prašom visi giedot, čia sakau, čia ne koncertas, visi turim pajusti tą šventą dieną, tą šventę. Ar žinot, kam apskritai šventė skirta? Iš visų. Tam, kad jums būtų po to šviesiau, lengviau, tiesiau ir šiaip visaip geriau. Ir smagiau. Taip, tai dabar yra labai svarbus momentas. Kol kas yra tik tai šiaip ugnis, laužas. Bet kuomet mes pamaitinam šventąją Agniją, padėkojam jai už šilumą, už šviesą, jinai tampa dievybė. Aišku, ta ugnis netampa pati dievybė, bet tai yra tarsi mediatorius su mūsų šventąja Agnija. Todėl pirmiausia, kuo maitinama šventoji ugnis? Druska. Tai šventoji Agnija ugnelė. Būk palaiminta, būk pašventinta. Uždegta žibėki, užgobta gobėki. Šildyki mus. Maitinki mus. Užšvieski mums kelią į gerus darbus. Jie mūsų protėviai
šitos šventės metu aukodavo ožį. Dažniausiai juodą ožį, jeigu turėjo. Ir šitos aukos tai yra iš tiesų tarsi atminimas tų laikų, kai mes tikrai dievams atiduodavom, galbūt ne geriausia, ką turėjom, bet iš tiesų nemenką dalį savo užauginto derliaus, galvoju, ir vaikystės prasme. Ir šiandien mes aukojam Agnijai gintaro kūdikį. Tai iš tiesų tais laikais tai buvo labai brangus dalykas. Pasižiūrėkit, kaip Agnija reaguoja. Kaip jinai dėkoja. Dabar aš manau, kad jinai tikrai visus nušvies, tame tarpe kelią į namus, kai grįšim. Taip, nu ką. Dabar kita labai svarbi, ko gero svarbiausia šiandien deivė, kurią reikia pagerbti, tai yra tai, ko mes stovim. Kam dėkojam už derlių, už tai, ką valgom, už tai, ką geriam. Taip, žemynai. Šiandien dėkojam žemynai. Mes žinom tokį pavadinimą, dar anksčiau buvo deivė Lada. Todėl sutartinėje būtent skambės Lada Laduko. Tai yra senas, visiškai prosenoviškas žemės pavadinimas. Dar anksčiau, kaip aš dabar pradėjau domėtis dar ankstesnių tikėjimų, tai buvo dievų motina arba deivė paukštė, kuri po to gavo žemynos funkcijas ir vardą. Taigi dabar giesmė žemynos. Žemė, motina mano, aš iš tavęs esu, tu mane šeri, tu mane nešioji, tu mane po smerčio pagavosi.
Tai praktiškai viskas, ko reikia. Taip, tai dabar mes žemynėliausim. Kas nežino, pasakau, kad žemynėliavimas tai yra tauraus gėrimo nupylimas žemynai. Jie geria savo ir duonos upinių irgi nubarstymas žemė. Tai nuo ko pradedam? Nuo duonos. Nu, kaip čia pasakysiu, gal čia visai viena žemaičių pyragas. Taip, kas čia dabar? Albinai, nuvalinta. Albinai. Albinas išėjo? Albinai, ateikit kaip vyriausias, ateikit. Ateikit. Čia reikia šaukti. Ateikit, Albinai, perlaušim duoną. Duoną perlaušim. Šiaip reiktų virš ugnies daryti. Ateikit, laužiam duoną. Virš ugnies, imkit abiem rankom, šiaip reiktų virš laužo. Jo, bus. Lauž pusiau. Ir dabar po gabaliuką atsilaužėm ir siunčiam toliau. Taip, taip, taip. Jos Taigi pusiau, nuo pusė ten Laškit. O čia irgi baltas. Dar šiltas. Galima ragarnis. Žemynai jau pat pamaitinamas jau. Pavalgykit. Nepamirškit žemynai nutrupinti. Matyt, šunys bent ir tai gerai. Ir jie bus sotus. Nei ugnį, žemė. Ugnis nemaitinama tik druska. Nu, prašau. O, nemačiau jūsų. Stepskutės Gonsalės knygas. Tai žinot, kad baltarusai arba gudai yra tie vadinamieji kotai. Daugelis šaltinių tai patvirtina. Todėl mes šiandien su labai dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu, kadangi tai yra baltų vienybės diena, tai suprantam, kad gudai yra irgi baltai. Todėl svečiuose mes šiandien turim ansamblį Belaruskij Cud. Merginos, kurios dainuoja autentišką baltarusių kalbos. Taip, kad kviečiu, gal arčiau laužo, kad nesušaltumėt, может, ближе немножко. Поближе, пожалуйста. Посветлее будет. И ждем вашего выступления. Которые очень красиво, идите ко мне ближе, будут теплее. Taigi čia visas gražiai. Все красивые. Labas vakaras visiems. Добрый вечер всем. Mes esame Baltarusijos tradicinės dainos grupė Belaruskij Cud, Baltarusijos stebuklas. Ir dabar mes dainuosim jums keletą jaučio ir rudens dainų.
А ты жаркое солнце, коло леса низко ходишь, коло леса низко ходишь, ко мне в гости не заходишь, а мой таточка родный, коло моего двора ехал, коло моего двора ехал, ко мне в гости не заехал. Ты коника не маешь, те дорожечки не знаешь. А я ехал, тогда еду, я привет не чую, я привет не чую, под воротами ночую. Dabar žiūrėkit, čia toks yra burtas. Aš dabar jūs barstysiu grūdais ir jūs dėl įdomumo, juos reikia gaudyti ar saujom, ar skrybėlėm, ar sijonais, ar kuo tik išeina. Ir parsinešę namo skaičiuokit, lygiai taip pat kaip per kūčias. Jeigu lyginis, tai reiškia sveikata, turtai, sėkmė, o jeigu nelyginis, nu tai reiks pasispausti. Nu, tai būkit pasveikinti į mūsų pusę. Tegu palapina jūsų tėvai. Tegu pastalsina laimę. Na, būkit palaiminti. Tegu globoja jūs Agnė. Lai globoja jūs Perkūnas. Nu, mergaitės, gaudot? Nuo žemės lenkiuosi. Sveikatos. Svarbiausia sveikatos, kad turėtumėt taikos linkiu visiems. Gaudam, lodam. Не будешь здоровым. Na, jūs irgi Perkūną palaiminti. Mergaitėm tegu laimę globoja. Pagavai į kišenę, Jonai, skaičiuosi namuose. Na, jau visi turi. Nu ir man truputį. Opa. Būkit visi palaiminti. Na, dabar jau jaunimas. Dainų, kadangi šiandien ir Čiurlionio gimtadienis, tai kažkaip labai norisi prie tų dainų prisiliesti, prie kurių buvo ir Čiurlionis prisilietęs, bet ir gal pradėti nuo dainos, kurią turbūt jūs irgi žinote. Irgi žinot, tu gali prisijungti dabar. Tai prisijunkit, nes tai yra irgi tai, ką jūs dainavot. Dingo mūsų žodžiai, o mes... Nuslaida saulala vakarį.
Gerai, 5. Jūs grokit, mes dainuosim. Gerai. Toną ir mes jums padėsim. Gerai. Gerai, tai... Nusnaida saulala vakarį raudona, tuto, bet tuto, ne tiek ir raudona, kiek pasaruota, tuto, bet tuto, ateina tėvulis viešųjų kelelių, tuto, bet tuto, nustelkė saugalį lygiai pažemelis, bet tuto, nuslaida saulala vakarį raudona, ne tiek ir raudona, kiek pasaruota, bet tuto, ateina matulė viešųjų kelelių, lygiai pažemelis, bet tuto, nuslaida saulala vakarį raudona, bet tuto, ne tiek ir raudona, kiek pasaruota, bet tuto, ateina braliukas viešųjų kelelių, bet tuto, ne tiek ir raudona, saulala vakarį raudona, bet tuto, ne tiek ir raudona, kiek pasaruota, bet tuto, ateina sesutė viešųjų kelelių, bet tuto, nustelkė saulalai lygiai pažemelis, bet tuto. Kelė jau Čiurlionio viena mylimiausių. Beauštanti aušrelė, betekanti saulelė, kels seselėlę mano viešnelę, ar dar tu neišmiegojai, kels seselėlę mano viešnelę, ar dar tu neišmiegojai.
ilgiausia daina ant kalno gluosnys irgi. Ant kalno gluosnys, pakalį šunys, ten vaikščiojo mergužėlė pati savo viena. Ten vaikščiojo mergužėlė pati savo viena. Brazausko gimtadienis amžinatilsį. Taip. Tai yra nepriklausomybės pradžioje buvo švęsta Gedimino diena, buvo tokia mintis, bet greitai užgęsiu šitą idėją. Nu, kaip žinot, baltų, nors man labiau patinka aisčių vienybės diena, ugnies sąšauka visoje Lietuvoje. Na, jau apie senasias tradicijas jau aš jums papasakojau. Tai dabar turbūt apie iškiliausią gimtuvininką šiandien labai nori jums priminti mūsų gerbiamas Seimo narys Vytautas Mickas. Prašau. Ačiū labai. Iš tikrųjų, ankstesniais metais mes čia, kas buvo ankstesniais metais apie politiką kalbėdavom, bet šiais metais, kas įsijungėt žinia, žinot, kad nieko neįmanoma apie politiką kalbėti, nes niekas nežino, kas rytoj bus. Tam tikra betvarkė pas mus vyksta. Tai aš tik noriu vieną vertus padėkot, kad branginat atminti papročius, švenčiat šitas dienas, kurias tikrai visi žinom, kad ne visi švenčia. O su Čiurlioniu galvojau nustebinsiu, bet jau pristatėt, tai taip. Norisi jumi piršti ir dar vieną minėtiną dieną, tai yra 150 Čiurlionio metinės. Ir aš tai biografijų nepasakosiu, jūs visi žinot, kas yra Čiurlionis ir kuo jis nusipelnęs, bet norisi tokį susimastymų epizodą. Čiurlionis kūrė 20 amžiaus pradžioj, tuo pačiu metu ir Lietuva kūrėsi. Jūs žinot, po pirmo pasaulinio karo valstybės vadavosi iš imperijų, skelbė nepriklausomybės, turėjo tautinius sąjūdžius. Ir tuo metu buvo toks mąstymas, kad šalis, tautos turi įrodyti, tos, kurios nori būti laisvos, turi įrodyti toms didžiosiams, kad jos vertos, kad jos geros, rimtos. Ir kuo reikėjo įrodyti? Ne ginklais, o kultūra. Diplomatų konferencijose visur, kur įrodinėjo kultūra. Ir tuo metu toks, nežinau, gal mažiau už Čiurlionį žinomas, bet Lietuvos filosofijos tėvas Stasys Šalkauskis kaip tik Paryžiui rašė disertaciją. Ir jis ją rašė iš esmės apie tai, kokia yra Lietuvos kultūra, kokia jos vieta pasaulyje ir su potekste, kad įrodyti tiems vakariečiams, tuo metu sprendžiantiems viską, kad Lietuva irgi gali būti laisva valstybė ir kad lietuvių tauta yra to verta ir pakankamai kultūringa. Ir aš čia jau, aišku, šiek tiek grubiai supaprastinu, bet jo leitmotyvas buvo geriausia, kas yra mūsų kultūroje, geriausia, kas pristato mus pasauliu, yra Čiurlionis. Jie buvo amžininkai ir jeigu ne draugai, tai bent jau pažįstami, rašinėjosi laiškais. Čiurlionis mielai sutiko, kad Šalkauskio ta knyga būtų leidžiama ten vakaruose su Čiurlionio paveikslais. Atitinkamai dabar, kai ją perleidinėjom, tai Šalkauskio Marti kategoriškai su viena sąlyga leido tą knygą leisti, jeigu bus kaip originale su Čiurlionio paveikslais. Čiurlionio muziejus sutiko, tai tie paveikslai keliauja iš paskos. Ir tai nebūtų svarbu, bet tai yra svarbu kodėl. Todėl, kad tuo metu šviesiausi Lietuvos mokslo žmonės matė labai aiškiai, kad Čiurlionis tai yra geriausia, ką mes sukūrėm, geriausia, ką mes turim, geriausia, kaip galim pristatyti save pasauliui. Ir iš esmės taip, gal ne tokiais jau tiesmukai žodžiais, bet taip ir rašė prancūziškai prancūzams ir visaip kitaip ten, kad tik tai būtų išgirsta. Tai šitą norisi prisiminti, jeigu kažkam kyla dvejonių dėl svarbos. Čia praėjusiais metais buvo diskusijų, ar dera pavadinimą tokį turėti oro uostui, ar dar kažką, gal nieks nežinos. Pats nustembu ir jūs nustebtumėt, arba jau susidūrėt, kad ir užsieniečiai Čiurlionį žino ir kad jis yra, jeigu ne pasaulinio, tai europinio masto. Ir jeigu prieš 100 metų jis buvo geriausia, kaip pristatyti Lietuvą, tai galim savęs paklausti, turbūt gal dar ir šiandien jis yra geriausia, kaip pristatyti
Lietuvą. Ir tada pabaigai palinkėjimas didžiuotimės. Didžiuotimės, nebūkim kuklus, visada didžiuotimės tuo, ką esam sukūrę, ką geriausio turim. Ir prisiminkim, kad tautos turi varžytis ne ginklais, o savo kultūros, kūrybos, meno, meilės darbais. Gintis, aišku, reikia, bet tuo mintis laisvų šalių pasaulio buvo, kad tuo kultūros laimėjimais mes vieni už kitus geresni turim bandyti būti. Ir todėl ir Čiurlionis šiandien čia, manau, labai tinka. Tai ačiū Jums, kad čia švenčiat. Galiu paantrinti, man ne vieną sykį Europoje, ne pasaulyje, Europoje, kai pasakai iš Lietuvos, tai kas tai Lietuva, kaip pradėba Čiurlionis, Sabonis, žinom, šitas dvi pavardės žino visa Europa. Tai dar viena šventė šiandien, tai turbūt žinot, tai yra Saulės mūšio metinės, kuomet iš tiesų buvo praktiškai sunaikinta viena kryžiuočių ordino šaka ir ištisus 14 metų po šito mūšio vokiečių ordinai neteriojo nei Lietuvos, nei Latvijos, be to buvo susigrąžintos tam tikros žemės dešinio Dauguvos kranto. Be to, mūsų protėviai šitą dieną dar, kaip sakiau, minėjo ir kviesdami vėles išėjusių artimųjų čia prie šito laužo, prie šito stalo, jeigu tai vyksta prie stalo. Ir aš noriu prisiminti iš tiesų visus, kurie guli mūsų žemelėje, tiek artimus, tiek tolimus. Pagalvokit, kiek kartų turėjo atgulti į žemę, kad mes šiandien ją vaikščiotume. Ir nepaslaptis, kad mūsų tėvynės istorija tai iš tiesų yra karų istorija. Ir tuose karuose dėja žuvo žmonės. Tai aš labai norėčiau šiandien pagiedoti labai seną prūsišką dainą skirtą išėjusiam. Deja, nelabai mokam prūsiškai, gal tik priedainį, bet jinai labai graži ir tikrai galėsit visi pritart, labai paprasta. Jo, apie žalio vario vartus, pro kurios išeina mirusieji į aną pasaulį. Kas tave šaukia, žalio vario, kas tave šaukia, žalio vario, panibrai didi drauge, panibrai didi drauge, ko jos ponai nori, žalio vario, ko jos ponai nori, žalio vario, panibrai didi drauge, panibrai didi drauge.
visos tos sielos tikrai buvo čia. Ar čia, ar ant kitų piliakalnių, kur šiandien dega laužai. O mūsų protėviai, kaip jau minėjau, šią naktį būtinai turėdavo sudeginti ožio, iškamšą, ožio kažkokį tai siluetą, formą. Jo, tai, kaip sakiau, yra padėka tėvams, anksčiau buvo aukotas tikras gyvas ožys, bet aš dar neišmokau daryti ožio iš šiaudų, todėl padarėm tik tai saulės ženklus. Tai yra tikra saulė, ne simbolis, o tikra saulė, o ten yra saulės ženklas, neišsigąskit, negalvokit, kad čia mes deginsim dabar fašizmo simbolį, anaiptol, tai yra senas baltų saulės ženklas. Ir mes šiandien padėsim tai saulė dar truputėlį pašviesti daugiau, šviesiau ir šilčiau. Tai turbūt po šito svarbiausio, gražiausio momento mūsų susijojo dalis bus baigta. Toliau galim dainuoti, liuliuoti, čiūčiuoti ir prisimindami visas tas mūsų progas šiandieninės. Dar tikrai pasibūti ant šito nuostabaus piliakalnio. O atsisveikinant, aš labai noriu Jums pasakyti tokį dalyką, kad šiandien yra, kaip sakiau, ta pusiausvyros naktis. Todėl reikia būtinai pabaigti kažkokius darbus ir pradėti naujus. Arba bent jau susiplanuoti, susisvajoti. Ir kai šiandien, kai rytoj ryte atsibusit, bandykit prisiminti savo sapnus. Jie turėtų būti pranašingi. Tai linkiu gražių sapnų, šviesių tikslų ir spalvingų svajonių. Tai prašom mūsų ugniadegys, ugnianešys. Kur tas mūsų fakelas? Nu, tai dedam fakelą ir nešam uždegt ir vieną. Atsitraukit ir nežinau kaip liepsnos. Nu, dega? Dega. Kažkaip sunkiai. Aha. Gal reikia pagalį įsidėti paimti? Gal įsidėti. Gyva, imti, ne. Paimti telefoną. Tiks nuo dėgulį. Ai, gesa. Reikia nuo dėgulį. Nuo dėgulį. Labiau reikia uždegti tikriausiai. Jam. Lietuvos krašto, ne kaip iš rašto, gėdų senųjų žodelius. Kalnai ant kalnų, kalnai ir maži kalneliai, tenai lietuviai per amžius buvo. Kaip sako mūsų senoliai, kaip sako mūsų senoliai. Ten meškas gaudė, ten ir lietuviai nuo seno. Ūkė praškėjo, medžiai nuo vėjo, ten kur lietuviai gyveno. Alsėja kalnių, amžių kalnų, ąžuolai ir šventykė rojo, ir tie dievo
gražų vakarą. Žiūrėkit, kaip šilta, kaip nuostabu. Tai linkiu, kad dar ir toliau būtų nors truputį šilta, nors kokį vieną kitą savaitėlę. Linkiu sulaukti bobų vasaros, gerai praleisti laiką, o svarbiausia šiandien sėkmingai grįžti namo. Ir linkiu, kaip aš sakau, visada žydro dangaus virš galvos. Kad taika būtų. Dėmesio minutėlė ir mūsų misija žaliuojančios Vilnijos yra kuo daugiau pasodinti medelių. Mintis tokia, kad mes jau ir Japonijai turim ąžuolyną, turim ąžuolus Romos parke. Šiais metais puošmedžius sodinsim Vasario 16-osios gimnazijoje, jo parke 5 hektarų. Bus dovanoti medeliai. Mūsų draugijos narė Violeta Ilinskienė išleido knygą Padėkime žemėje. Labai aktuali jinai įvairiais aspektais ir jeigu kas nori, ypač jaunimui skirta į tokio amžiaus, tai aš noriu padalinti tą knygą. Kas čia? Gimnazistų yra. Gimnazistai. Gimnazistai, nepabėgot, eisit sodinti Lietuvos, kad žaliuotų Vilniuje ir kur nuvažiuosit, ten sodinti. Kurie kokių 10, 12, 14 metų, Padėkime žemėje. Labai gera knyga. Va čia yra gimnazistai. Bo. Duokit gimnazijai vieną knygą. Ačiū. Taip. Ačiū. O, tai dėkui, įsisodint medį. Nu, Baltarusam reikia. sodinsit medžius. Ačiū labai. Ačiū. Galima man, aš turiu dukrą 8 metų. Čia ne vien medžiai, čia jinai... Nesodinsit jaunimas savo darže. Čia ir atliekų rūšiavimas, čia ir drugeliai, viskas viename. Ir medžiai. Va, Genutė sodins. Van kelmo jau sėdi. Sodina jinai, žinokit, kiek žinau. Tai Angelė nenori. Ne? aš sodinsiu tikrai. Ir kviečiu visus gelbėti medžius nuo šunukų meilės, juos iš arti apsisioti. Iš tiesų tai gelbėkit savo medžius, nes iš tiesų reikia juos aptverti, tikrai.